Sveiki, prisijungę prie miesto bažnyčios laiškų, nariams, namiškiams bei svečiams. Palaiminto klausimo. Sveiki prisijungę prie miesto bažnyčios laiškų tinklalaidės. Aš esu Saulius Karosas, miesto bažnyčios pastorius, ir šita tinklalaidė yra mums kaip bendruomeniai mokytis būti tokia bendruomenė, kokią Kristus norėtų matyti, kuri atspindėtų jo tikslą bažnyčiai. Ir šiandien pakalbėsiu apie nuolankumą. Pradžiai porą pavyzdžių duosiu. Prieš keletą savaičių į mūsų pamaldas atėjo viena moteris, kuri po pamaldų priėjo prie manęs ir pradėjo mane mokyti. Kalbėti apie tai, kaip mūsų bažnyčia nemoka garbinti Dievo, kaip čia stokojom laisvės. Vėliau ji man atsiuntė pamokymų. Ir pati jinai keletą metų tik yra tikėjime. Ir aš žvelgiau į ją ir pradžioje viduj toks sukilo lyg ir noras pasakyti, kas tu tokia, kodėl čia atėjai dabar mokyti. Elementariai tai tiesiog nemandagu ateiti į kažkieno namus, į kažkokią bendruomenę, kuri jau gyvuoja dešimtmečius ir nuspręsti, kad esi tas, kuris gali pamokyti. Ir supratau, kad visgi visas tas noras pamokyti, pasirodyti yra paremtas didelę vidinę tuštybę ir tokią puikybę. Ir kelia visiškai priešingą reakciją, nenorą kažkaip keistis ar užduoti savo klausimų, ką galėtume daryti geriau, bet atėjimas iš viršaus pamokyti kitus, net nesusipažinus, net nepradėjus pokalbį, yra taip arogantiška ir man tiesiog labai pagailo tos moters ir norėtųsi, atrodo, lydėti ją link to, kur Kristus nori ją vesti. Kristus yra nuolankumo įsikūnijimas. Po savaitės aš išvykau į Jungtines Amerikos valstijas. Turėjau susitikimą su pastorium, kuris vadovauja bažnyčiai, ten yra keli tūkstančiai narių. Jis važiavo porą valandų, kad galėtų papietauti su Dovaldu ir manimi. Ir jis buvo čia Lietuvoje, matė, kaip mūsų bažnyčia gyvuoja. Jam tai padarė didelį įspūdį ir jis už mane gal 10 metų vyresnis, darantis tikrai nuostabius darbus, tarnaujantis keliose Afrikos šalyse ir Jungtinėse valstijose. Jo bažnyčioje pilna tokių įspūdingų asmenybių, žmonių žinomų. Ir jis prie pietų stalo sako, aš noriu mokytis iš jūsų, tai ką jūs darot yra nuostabu. Ar galėtume mes draugauti, ar galėčiau aš iš jūsų pasimokyti, galbūt jūs galėtumėte atvažiuoti ir mus mokyti. Ir toks ryškus kontrastas tarp žmogaus, kuris neseniai pradėjo kelionę ir įsivaizduoja kažkaip, kad gali eiti aplink visur ir mokyti įvairias bažnyčias, kaip reiktų garbinti, šlovinti Dievą. Ir čia pat žmogus, kuris visą savo gyvenimą tarnauja Dievui, yra be galo nuolankus. Ir tai tiesiog, žavi mane toks pavyzdys. Ir aš žvelgiu į Kristų, kuris ateina iš dangaus nuo tėvo, pats Dievas, apsivilka žmogaus kūnu ir sako, aš atėjau ne kad man tarnautų, bet aš atėjau patarnauti. Bernardas Klervietis 12 amžiuje gyvenęs vienuolis, daug labai rašęs apie Dievo meilę, yra pasakęs, kad yra 3 svarbios tikinčiojo dorybės. Nuolankumas, nuolankumas ir nuolankumas. Jis įvardėjęs kaip svarbiausias dorybės. Ant šitos dorybės stovi viskas. Mums kaip bažnyčiai, miesto bažnyčioje, nuspręsti, kad mes sieksime nuolankumo, mokysime, studijuosime apie tai, yra be galo svarbu, nes tai sukuria tokią kultūrą, kurioje vaidai, kerštai, ginčai, jie išnyksta, jeigu tik žmonės turi nuolankumą. Jeigu tik mes suvokiam, kas mes esam ir kas mes nesam. Ir apaštalas Paulius, rašydamas laiške Filipiečiams 2 skyrių, jis labai žymus skyrius, nes tai yra ir poema apie Kristaus nusižeminimą.
Jis rašo bažnyčiai, kurioje akivaizdžiai vyksta ir ginčai, ir susiskaldimai. Ir jis duoda jiems kelią, kaip jie turėtų gyventi. Ir jis pradeda antrąjį skyrių šito laiško tokiais žodžiais. Taigi, jeigu esama Kristuje kokio padrasinimo, meilės paguodos, jei esama kokio dvasios bendravimo, nuoširdumo ir gailestingumo, tai padarykite mano džiaugsmą tobulą, laikydamiesi vienos minties, turėdami vienokią meilę, būdami vieningi ir to paties nusistatymu. Štai ko Paulius vilėsi iš bendruomenės, sakydamas, kad tai pradžiugins jo širdį ir padarys jo džiaugsmų tobulą. Ir jeigu Paulius taip siekia tokios bendruomenės, kaip dar labiau Kristus nori sukurti tokius namus visiems, pasaulyje patiriančius smurtą, prievartą, vienatvę, nuodėmės, vargą, ateiti į tokią vietą, kur būtų žmonės vienas kitą mylintis, nuolankus, tai tikrai teiktų didelį pasitenkinimą Dievui. Ir tai savybė, nuolankumas yra ta savybė, kuri gali padaryti mus labai turtingus. Manau, kad tai vienas didžiausių turtų, kurį galime siekti savo gyvenime. Paulius tęsia sakydamas, nedarykit nieko varžydamiesi ar iš tuščios puikybės, bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesniu už save. Ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Taigi čia akivaizdžiai Paulius ragina būti vieningais, nesivaržyti ir nieko nedaryti iš tuščios puikybės. Aš čia sustosiu, vėliau pratęsiu dar žvelgiant į patį Kristaus pavyzdį, bet Paulius linkėdamasis arba išreikšdamas tą troškimą, kokia turėtų būti bažnyčia, parodo ir kas toje bažnyčioje netinkamai veikia. Bet kodėl tarp mūsų gali atsirasti varžymasis arba tuščia puikybė? Iš kur tai ateina? Tuščia puikybė yra žmogaus tuštumas, vidinis toks tuštumas žmogaus, kuriam trūksta pripažinimo ir vertės, kurio savivertė yra žema. Ir tokia yra visų mūsų būklė. Aš manau, kokie mes bebūtume, ateiname į bažnyčią, ateiname pas Dievą, stokodami šlovės. Mes kaip žmonės esam netobuli, nuodėmingi, mes stokojam šlovės ir labai mums reikia to pripažinimo arba suvokti savo vertę. Dėl to mes padarysim labai daug, kad tik būtume pripažinti. Kartais pasaulyje girdim tokį posakį, žmonės viską daro dėl pinigų. Ir iš tiesų pinigai gali būti didelė motyvacija, bet už viso to stovi, manau, ne meilė pinigams, bet troškimas pripažinimo. Pripažinimas kitų žmonių. Ir kartais žmogus, kuris jaučiasi labai toks tuščias, jis iš to savo tuštumo arba iš savo net nepagarbos savo pačiam rodo smurtą arba prievartą kitiems. Gali varžytis, pažeminti kitą, nes viduje yra tuščia ir kažkaip viduje skauda. Ir kartais, girdžiu tokį mokymą, kuris sako, tu pasakyk pats savo, kas esi, pats pasikelk savo vertę arba savivertę. Sakydamas, pavyzdžiui, aš esu gabus, aš galiu tai padaryti, kaip Nike sako, just do it, tiesiog daryk. Jeigu tu stipriai tikėsi, tu gali save įtikinti dėl savo vertės, bet tai tikrai neveikia, nes mes esam socialinės būtybės ir neužtenka, kad aš esu kažkoks vertingas, galingas, pats kiečiausias. Kas padarys mane tokiu turtingu vidumi, tai patyrimas meilės, pagarbos ir pritarimo iš tų, kuriuos aš gerbiu, kuriuos laikau man vertingais, kuriuos aš labai vertinu. Kai tie žmonės parodys man pagarbą, pripažinimą ir meilę, aš galėsiu pats pasijusti vertingas ir turėti aukštą tokį savivertės jausmą.
Aš negaliu tiesiog savęs įtikinti, negaliu pasakyti, aš esu pats fainiausias ir kiečiausias, aš pats savo fainas. Tai labai arti tokio, polinkio į narcisizmą, mylėti save, žiūrėti tik į save. Tik iš to vidinio tuštumo mūsų žvilgsnis visas eina į save. Žmogus, kuris yra tuščias vidumi ir stokoja tos savivertės, nuolat savo žvilgsnį kreipia į save. O žmogus, kuris jaučia kitų žmonių pripažinimą, vertinimą, esantis pats užpildytas savo vidumi, tikrai nukreip savo akis ir žvilgsnį į kitus. Ir mums šiaip statyti savo savivertę, savo tą vidinio tokio pripažinimo jausmo ant to, ką pasakys kiti, yra spąstai. Biblija sako, kas bijo žmonių, tas papuola į spąstus. Nes žmonių nuomonės irgi keičiasi. Aš manau, kad ilgalaikiai perspektyvoje, kada mes turime draugystę, tarkim, mūsų bažnyčia, ar ne, mes nariai darome įsipareigojimą būti arti Jėzaus ir būti arti bendruomenės, būnant grupelėje, praktikuojant dvasinės pratybas, būnant Dievo žodėje, būnant maldoje kasdien. Tai yra saugiausia vieta mums statyti tinkamą savivertę. Tai yra turėti artimus žmonės, kurie matys mūsų vidinį pasaulį, kuriems mes galim atsiverti, jaustis pažeidžiami ir jie matydami mūsų troškimą, kaip mes artinamės prie Dievo, tikrai mus gerbs ne dėl to, kiek mes pasirodėme puikus arba kokie buvom nuostabus, bet atvirkščiai dažnai per tą pažeidžiamumą, per tą paprastumą ir silpnumą žmonės mus matydami Dievo akimis, žinodami, kad mes turim tą prigimtinę Dievo vertę kaip Dievo kūriniai, parodys mums pagarbą ir tai mus pakels. O šitas atviras santykis bendruomenėje mato mūsų tą vidinį savivertės jausmas. Bet dar labiau, kartais Dievas leidžia mums išgyventi atitolimą nuo artimų žmonių, kartais net patirti ir kažkokį skausmą arba nusivylimą žmonėmis, kad savo galiausiai savivertę mes statytume labiau ant to, ką Dievas apie mus galvoja. Tai mums be galo reikia saugotis puikybės, tokio jausmo, kad aš pats kažkaip turiu parduoti save, įrodyti kitiems. Kelias aukštyn yra kelias žemyn. Vienas amerikiečių teologas ir toks prabudimo vedlys Jonatanas Edwardsas yra įvardėjęs tokias 4 puikybės savybės. Pirma, jisai įvardėja, kad žmogus, kuris turi daug puikybės, jis turi liguistą savistabą. Linkęs nekęst savęs, nuolat save smerkti, drovėtis, visada pastebėti, kad esi netinkamas kažkame. Ir jeigu esi pasitenkinęs arba pilnas, toks tau gerai su savimi, tau nereikia tiek daug į save žiūrėti. Kaip C.S. Lewisas yra pasakęs tą žinomą frazę, kad nuolankumas nereiškia menkai apie save galvoti, nuolankumas reiškia mažai apie save galvoti. Liguistas toks savęs vertinimas, ta savistaba, kada nuolat save kritikuoja, yra tarsi tu save ir pažemini, rodydamas pats savo tas blogasias savybės, bet tai yra išvirkščia puikybės forma. Tai yra per didelis susireikšminimas ir galvojimas apie save. Tai viena tokia savybė. Antra savybė, kurią Edwardsas įvardina, yra savavališkumas. Savavališkas žmogus yra tas, kuris nuolat jaučiasi, kad yra teisus. Jis dažnai klysta, bet savimi neabejoja. Iš nieko nesimoko, nieko neklauso, patarimo nepriima. Visada jaučiasi, kad turi būti teisus, o pats dažnai klysta. Ir tai irgi yra tokios vidinės
tuštumos išraiška. Žmogus, kuris yra savavalis. Kristus kaip priešingybė, jis sako, aš renkuosi tėvo kelią, tiesie tavo valia, ne mano valia. Ir kiekvienas iš mūsų galim kasdien pradėti savo dieną nuo to, kad ieškotume ne savo valios, bet jo valios. Siekti, daryti sąžinės tyrimo maldą, kurioje mes pamatom savo kažkokius netobulumus, atsiprašom dėl to, bet šiaip esam pilni dėkingumo, žvelgdami per dieną ir stebėdami, kur Dievo ranka mus lydėjo. Bet savavalis žmogus, kuris niekad neatsiprašo, kuris visada jaučiasi teisus, yra išdidus žmogus. Ir tai yra jo vidinė tuštybė, neturtas. Kita dar savybė yra panieka. Žmogus, kuris linkęs menkinti, žeminti kitus, gal kažkurį laiką ir pasijunta geriau, nes kritikuoja, nužemina kitą ir tokiu būdu pasijunta aukštesnis. Bet tai yra baisi puikybės išraiška. O buvimas tokiu taktišku, maloniu žmogumi yra ne tik gražu, ir yra tokios vidinės pilnatvės ženklas. Dar vienas puikybės ženklas yra, kaip Edvardas vardina, yra toks žmogaus užsisukimas labai daug veikti, labai daug dirbti. Žinoma, sunkiai dirbti nėra blogai, bet sunkiai dirbti nuolatos ir negebėti sustoti irgi yra puikybės forma, kai mes susireikšminame ir galvojam, kad viskas nuo mūsų priklauso ir mes turim viską patys valdyti, kontroliuoti. Negebėjimas paleisti darbą yra irgi vidinės tuštumos ženklas. Žmogus, kuris savo darbu bando užpildyti tą vidinę tuštumą. Žodžiu, kai kalbu apie šitas savybės, manau, kad kiekvienas iš mūsų galim rasti tuos aspektus savo gyvenime. Nes, kaip ir minėjau, visos žmonijos būsena panaši. Mes stokojam šlovės. Mes nesam tobuli, išbaigti tokie šlovingi kūriniai, bet turime tos vidinės tuštumos. Kaip mums įgyti to nuolankumo? Grįžkime prie teksto, kuriame buvome. Nuo 5 eilutės apaštalas Paulius rodo kelią, kaip mes turėtume eiti. Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus. Raginimas jo, būkite. Pasirinkite savo prote nusistatyti kaip ir Kristus, žvelgti į gyvenimą, į savo misiją gyvenime kaip Kristus. Ir ką jis padarė? Kuris, esybė būdamas Dievas, nesilaikė pasiglemžęs savo lygybę su Dievu, bet apiplėšė save ir esybę tapo tarnu ir panašus į žmones. Ką tau ir man reiškia? Jeigu tu turi kažkokį statusą, titulą, tai Kristus būdamas lygus su Dievu, vienas trejybės asmenų, pats Dievas, jis nusižemino. Ta žodis apiplėšė save, kenosis reiškia tarsi, išpylė save, ištuštino, tai, ką turėjo, atidavė. Apiplėšė, irgi gražus žodis yra lietuviškai leisti save apiplėšti, leisti, tarsi nusirengti visais titulais savo poziciją, kurią turi ir pasidaryti tarnu. Ką tai reikštų, jeigu aš esu mažoj grupelėj, ir aš vedu žmonės, kurie yra jaunesni už mane, kaip turėti tą nusistatymą, kad aš neatėjau dabar jūsų pamokyti ir noriu jums, kiek aš čia viską suprantu, ir kai tu užduosi man klausimą, aš tikrai turiu tau duoti atsakymą. O ką jeigu, būdamas grupelės vadovų, aš tiesiog turiu nusistatymą tokį kaip Kristaus, kad, aš ir vadovas, bet aš esu tarnas. Aš prisėmiau atsakomybę lydėti mus, bet visų pirma, aš esu tarnas. Aš galiu išplauti indus, aš galiu paruošti vietą, paruošti maistą, galiu melsis už tave, palaikyti,
ir tarsi laipteliais visą laiką nulipti žemiau ir būti tuo, kuris tarnauja. Tokią kultūrą miesto bažnyčioje norim nuolat kurti ir žmogus, kuris ateina ir sako, aš gebu padaryti kažką, jisai rodo į savo titulus, giriasi, turėtų taip skambėti, kaip mums kokia svetima kalba, kaip tarsi kokia mongolų kalba jis kalbėtų, vietnamietiškai jis mums prabilo. Turėtum žiūrėti jį ir sakyti, nesuprantu, ką kalbi. Bet kai žmogus, kuris turi statusą, turi gražią gyvenimo istoriją, liudija puikiais vaisiais, ateina ir kalba ir yra tarnas, mes sakom, tai mums suprantama kalba. Būkime tokie bendruomenės nariai, kurie suprasim nuolankumą kaip mūsų savą kalbą. Nuolankumas turėtų būti mūsų gimtoji kalba ir žmonės, kurie lenktyniauja nusižeminimu, patarnavimu vienas kitam, sakytum, tai yra priimtina, tai yra gerai. Žmogus, kuris ateina kaip ta moteris ir nori pamokyti, įrodyti, kad kažkaip mes klystame, įrodyti savo tiesą, įrodyti dar kažką, neparodžius pagarbos ir meilės, turėtų nuskambėti keistai. Mums nereikia įsipulti jos, nereikia jo žeminti, bet tai tiesiog turėtų būti mums nesuprantama kalba. Taigi Kristus apiplėšė save ir esybė tapo tarnu. 8 eilutė sako, ir išorė tapęs kaip žmogus, jis nusižemino, tapdamas paklusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Tai reiškia, kad jis jokių savo teisių negynė. Būti nusižeminusi klusniu iki mirties, leisti, kad kiti laikytų tave pačiu žemiausiu, nes mirtis ant kryžiaus buvo didžiausias pažeminimas. Mirtis ant kryžiaus kalbėjo, tu esi pats blogiausias nusidėjėlis, nes nebebuvo žiauresnio būdo, kaip nužudyti žmogų. Kartuvės net tokia baisi mirtis. Kryžiaus mirtis buvo baisus įrankis, kuris vėliau dėl to žiaurumo, dėl to, kokią agoniją išgyveno tie nusikaltėliai, Romos imperija vėliau buvo panaikinta. Tokia bausmė. Kristus nusižemina iki tokios mirties ant kryžiaus, parodydamas mums, kaip jis mus myli ir kad už visas nuodėmes būtent tokia bausmė ir turėtų būti skirta už visą, ką mes darėm. Bet jis taip prisėmė už mus, palikdamas mums tokį pavyzdį ir savo veiksmu, tapdamas mums atpirkimu, mums sutaikinimu tarp Dievo ir mūsų. Todėl Dievas jį labai išaukština ir suteikė jam vardą aukščiau visų kitų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelias danguje, žemė ir po žemė ir kiekvienos lūpos Dievo šloviai, Dievo Tėvo šloviai išpažintų, kad Jėzus yra viešpats. Taigi, mano mylimieji, kaip visada paklusdavote, kai buvau tarp jūsų, taip juo labiau dabar man nesant tarp jūsų. Atbaikite savo išgelbėjimą su baime ir drebėdami, nes tai Dievas veikiantis jumise suteikia ir troškimą, ir darbą iš savo palankumo. Visą darykite be murmėjimų ir svyravimų, kad būtumėt nepeiktini, nekalti ir nesutepti Dievo vaikai, sugedusio ir iškrypusio žmonių kartoje, kur jūs spindite tarsi žiburiai pasaulyje. Nuolankumas padaro mus spindinčiai žmonėmis. Pasaulyje dominuoja puikybė. Šėtonas yra pats puikybės įsikūnijimas, nedorybės pati šaknis yra puikybėje. Ir mes, kaip tikinti žmonės, turim išsiskirti šiame pasaulyje ir spindėti dėl nuolankumo, dėl Kristaus pavyzdžio šitos savybės. Ir koks tas kelias? Mūsų užpildyti gali Dievo meilę. Čia ir Evangelijos esmė yra. Ir aš noriu, kad tu tai suprastum ir galėtum kitiem paaiškinti. Žmonės, kurie ateis pas mūsų bendruomenę, kurie prisijungs. Kad mūsų savivertę pakelia Dievas, kuris nuolat nurodo mums į mūsų prigimtinę vertę. Mes esame
jo mylimi. Ir net kai buvom nusidėjėliai, kai negalėjom nieko įrodyti Dievui, kad esam puikus, nieko neturėjom kuo pasigirti, Dievas mus pamilo, įsimylėjo ir myli šiandien kaip amžinus savo kūrinius. Ir šitas suvokimas Dievo meilės, apaštalas Paulius nekartą meldžiasi Naujajame testamente užrašytos jo maldos, kad ta Dievo meilė, ta gelmė, kad Kristus mus myli, brangina, žvelgia į mus tą nesikeičiančią meilę. Dėl to tas buvimas kasdien su Dievu, pabūti tyloje, ramumoje ir paprašyti, šventoji dvasia, parodyk man Tėvo meilę, kad aš suvokčiau, koks yra tas plotis, ilgis, aukštis ir gylis jo meilės. Ir kai šventoji dvasia parodo, kad esam tokie mylimi, užpildo mus taip stipriai, kad tuomet mūsų žvilgsnis nuo mūsų tos tuštybės, nuo to vakumo, kurį galbūt išgyvenam viduje, jis yra užpildomas, mūsų akis nukrypsta į kitus, patarnaut kitiems. Mes tada mažiau apie save galvojam. Išpuikęs žmogus labai daug apie save galvoja, save analizuoja. Žmogus, kuris neišvengiamai pradeda trykšti džiaugsmu ir dėkingumu ir jo žvilgsnis nukrypsta į kitus, kaip patarnaut kitiems. Todėl džiaugsmas, dėkingumas, užtarimo malda už kitus yra tos puikios savybės, kurios rodo nuolankumą, kuris kyla iš tos pilnatvės. Kelias mums nueiti link to yra nuolat žiūrėti, kaip būti mažesniu, kaip nusižeminti. Nesiekti įrodyti kitiems, koks aš kietas, atvirkščiai ateiti ir žinot, šiandien aš esu nematoma, šiandien aš esu ne jokia įžymybė, nieks nepriejo ir manęs ten negiria. Aš atėjau kaip tik, ateinu patarnauti. Ir tai yra labai gražu, labai patrauklu. Būtent to miesto bažnyčia mums labiausiai reikia. 3 svarbiausios dorybės tikinčiojo gyvenime. Nuolankumas, nuolankumas, nuolankumas. Ir čia, Kristus mus labai palaimins, jeigu savo širdimis nuspręsime nuolat žengti laiptelį žemyn. Ir aš meldžiu šventoji dvasia, kad tu darytum mus tokia bendruomenė, kur mūsų gimtoji kalba yra nuolankumas. Te būna toli nuo mūsų puikybė, te būna toli nuo mūsų varžymasis, bandymas įrodyti, kad esam kietesni nei esam, bandymas siekti pripažinimo iš kitų. Te būna tavo meilė mums atrama, o mes vienas kitam paprasti broliai ir sesės, lygus Kristuje Jėzuje mūsų viešpatyje. Tai Dievo ramybė, malonė būna su jumis. Spindėkim pasaulį savo nuolankumu, nesusireikšminimu ir dideliu džiaugsmu tuo, kas esame Kristuje. Iki kitos laidos. Ačiū, kad buvote kartu. Įvertinkite laidą ten, kur jos klausote ir pasidalinkite savo mintimis, parašydami mums tinklalaidė@m-b.lt arba pakomentuodami komentarų skiltyje. Iki kito susiklausymo.